Daug kas Amerikoje buvo nusistatę prieš bet kokį bendravimą su Lietuva ir bet kokį važiavimą. Aš vienas iš tų, gal pirmas buvau nuvažiavęs. Kai leidomės į Vilniaus aerouostą, tai tokia romantiška mintis buvo. Pamatysiu Gedimino pilį, paskui Bakūžės samanotas, mergelės su tautiniais rūbais, taip toliau, šoks aplink laužą. Bet taip nebuvo, bet buvo kitaip. Lietuvoje irgi sutiko mumis beveik taip iškestom rankom, bet labai tardami galvoju, kad mes ir jie esam, reiškia, kažkokie Amerikos agentai. Tai tuo atveju buvo toks, savotiškai baisu ir įdomus. Mes einam į viešbutį, didžiausias kambarys ir žiūrim tenai, mes tarpusavį ten rodom, kad tyliai einam. Jautėm, kad mus ten rekorduoja. Mes nuvežėm kramtomą gumą, aspirinų ir džinsų. Tai išdalinom porą vaikų tą gumą ir jie pradėjo kramtyti. Visą dieną kramtydavo ir naktį taip po lovos pakišdavo ir sekančią dieną vėl kramtydavo. Žmonės buvo tikrai malonus. Nors nieko neturėjo, ką turėjo, viską, bum. O čia aš esu ir prie Lenino paminklo ir ten yra bažnyčia, tai man tas toks kontrastas buvo įdomus, kad čia, reiškia, kryžius ir bažnyčia yra Leninas. Pirmą dieną su pirštu rodo, va ten Lietuvos vėliava, nes nebuvo geltona, žalia, raudona. Amerikoje čia mums mokykloje sakė, kad buvo tokia vėliava ir žiūri, ten visai tokia raudona ir balta ir visai tokia keista man vėliava. Ir aš nežinojau, kas nors ten šalia, nieko nesakyk. Kai aš grįžau, net toks pusiau apsvaigęs buvau. Aš negalvojau, kad tiek paveiks mane, bet kažkas 12 valandą paskambino naktį, sako, sveikinu, kad tapai komunistu.